Tai mes esam Iki Lietuva, vienas iš didžiausių mažmeninės prekybos tinklų Lietuvoje. Turime daugiau negu 5500 darbuotojų ir MEL pradėjom naudoti 24 metų sausio mėnesį. Kėlėm savo iš tikrųjų kelis tikslus. Tai vienas iš tikslų buvo pasiekti mūsų visus organizacijos darbuotojus ir pasiekti juos su komunikacija duotuoju laiku. Antrą tikslą kėlėm savo įsivesti pripažinimo programą ir trečią tikslą turėjom valdyti efektyviau papildomas naudas. Tai ieškojom, aišku, įrankio, kuris padėtų suvaldyti visus procesus. Na ir radom sprendimą, kuris netgi įgyvendino daugiau idėjų, negu turėjom išsikėlę savo. Nuo naudojimo starto praėjo tik tai 7 mėnesiai ir jau turime daugiau negu 80% darbuotojų, kurie yra aktyvūs aplikacijos naudotojai. Tai šitų rezultatų labai džiaugiamės, nes matom, kad darbuotojai ne tik tai skaito naujienas, bet ir dalina pripažinimo taškus, dalyvauja aktyviai apklausose. Labai džiaugiamės funkcija, kuri leidžia komunikuoti skirtingas žinutes skirtingom komandom. Tai reiškia, kad galim diferencijuoti komunikaciją, pavyzdžiui, logistikos komandai arba parduotuvių komandai, arba netgi specializuotai vienai parduotuviai skirtingą žinutę išsiųsti ir galime vykdyti darbuotojų apklausas. Tai džiaugiamės galimybę tiesiog klausti įvairius klausimus, susirinkti grįžtamąjį ryšį, vėlgi iš įvairių komandų ir tas procesas tiesiog yra labai paprastas ir lengvas ne tik tai paklausti, bet lygiai taip pat paskui išsitraukti duomenis ir juos analizuoti. Tai skaitmeninių įrankių naudojimas šiuo metu tikrai yra labai svarbus, ypatingai mūsų organizacijai, kaip mes turim nekompiuterizuotas darbo vietas. Tai yra tiesiog įrankis pasiekti mums visus organizacijos darbuotojus ir komunikuoti informaciją duotuoju metu, kad jinai visą laiką būtų aktuali.